Savo kiemo dizaino sukūrimas kainuoja beprotiškus pinigus. Bet dėja, naujakuriai dažnai patys prisidirba ir padaro tokių sprendimų, kurie jiems išbrangina vėlesnius etapus. Tai šiandien aš ir noriu pristatyti tas dažniausias klaidas, kokiasgi daro žmonės, kurie pasiryžta pokyčiams savo kieme, ir papasakosiu, kaip jų išvengti. Aš esu Lina iš modernių apželdinimo kursų Geltonas karutis ir šitos kursus organizuojame jau 10 metų ir yra tūkstančiai žmonių, kurie yra baigę kursus Mano sodo dizainas arba sodybos apželdinimas, priklausomai nuo to, ar mažas sklypas, ar didelis. Ir aš pastebiu, kad žmonės ateina dažnai jau padarę tam tikras klaidas. Tai kai kurias aš iš jų dabar ir aptarsiu, nes būtent tai ir lemia, kad tiesiog matai, kaip yra iššvaistomi pinigai. Ir pati pirmoji iš tų klaidų yra savo plano neturėjimas. Tas planas gali būti labai sudėtingas ir gali būti labai paprastas. Tai gali būti jūsų eskizas, kurį susikūrėte kursuose. Gali būti profesionalaus specialisto suprojektuotas projektas su visais augalų sąrašais. Bet svarbiausia, kad planas apskritai būtų. Nes tada jūs susipirksite žemės ten, kur jums nereikės, tada jūs pasisodinsite medį ne vietoj, kuris jums irgi blogai atrodys ir paskui galvosite, ką su juo daryti. Tada prisipirksite gyvatvorių, o pasirodys, kad tai yra per daug nuobodu ir kažko kito reikia ten. Žodžiu, planas yra labai svarbus elementas, nes su juo jūs galite savo sklypo dizainą kurti per keletą metų. Jokių problemų, niekas nesako, kad jūs iš karto turite tai padaryti, bet kiekvienas jūsų pirkinys bus ne spontaniškas, o bus gerai apgalvotas ir žinosite būtent, kodėl jums to reikia. Nors dizaino eskizą jūs galite pasidaryti ir patys, vis dėlto dažna klaida, kad pačiam yra pasiliekamas ir šlaitų sutvarkymas. O čia sudėtingai pasakiau. Jeigu pas jūs yra didelis perkirtimas sklype ir galvojate, galbūt reikėtų reljefą šiek tiek pakoreguoti, gal reikėtų atraminės sienelės taip kaip čia įsirengti, arba kažkaip apskritai pakeisti reljefą, tai nesiimkite šito dalyko patys, nes klaidos čia per brangiai kainuoja. Jums tiesiog gali tekti visus augalus, kuriuos jūs pasisodinate, viską velniop nuversti tam, kad sutvarkyti reljefą iš naujo. Kodėl aš taip sakau? Vienas iš svarbių dalykų, ko neįvertina žmonės, kurie yra tiesiog mėgėjai, tai yra vandens suvaldymas. Ir profesionalai tikrai žino tuos kriterijus, kaip matuoti, kaip pasižiūrėti, kaip įvertinti. Ir būtent dėl to, jeigu jūsų sklype yra šlaitai ir norite reljefą tvarkyti, nepalikite to savieigai ir pasikvieskite profesionalą. Dar viena brangiai kainuojanti klaida, tai yra išsivalymas savo sklypo iki nulio, jeigu ten augo kažkokie augalai. Tai visų pirma medžiai ir krūmai. Ir tikrai ateina į kursų žmonės ir sako, aš viską išsivaliau, o dabar galime kurti dizainą. Tai jie jau padarė klaidą ir jūs tokios nedarykite, jeigu tik tai yra dar nevėlu. Jeigu nežinote, kokius medžius arba krūmus, jeigu šabakštynas kažkoks, tai kokius kirsti, kokius palikti, tai pasikvieskit specialistą, kad pasakytų jums. Neskubėkit, o galbūt tiesiog pabūkit kokius 1 metus pilną sezoną ir pamatysite, ar tos obelis, kurios auga, ar jos duoda vaisių, pamatysit, ar vyšnios skanios ir jums patinka, ar kažkokie žydintys medžiai, ar jums yra gražu, ar jie užstoja kažką, ar neužstoja. Pabūkite su savo tą erdvę ir neskubėkite iškirsti medžių ir krūmų. Dar viena klaida irgi susijusi su nepakankamu įvertinimu to, ką mes turime kieme. Ir tai yra ne tik įvairios konstrukcijos, kurias galima panaudoti dar kartą ir kažkokie medienos gabaliukai ir panašiai. Pavyzdžiui, mano tėvai pavėsinės savo senos rąstus išardė ir panaudojo kaip pakeltų lycių bortelius. Irgi puikus galimas sprendimas. Net ir kalbant apie dirvožemį, apie žemę, tikrai esu daug kartų girdėjusi, kaip naujakuriai sako, kad mano žemė bloga, užteršta piktžolėmis ir dar visako ir reikia atsivežti naujos. Tai visų pirma siūlyčiau, jeigu statotės namą, visą tą dirvožemį, kurį jūs patraukėte, jį saugoti turėti, nes tai yra auksas, kurį jūs turite, kitaip jums reikės įpirkti. Ir kitas dalykas, jeigu jūs jau turite tą derlingą sluoksnį, tai jau jūs jį išnaudokite ir nereikės tiesiog naujo dirvožemio užsivežti.
Ir kai jūs turėsite planą, tai net jeigu ir reikės dirvožemio užsivežti, jūs žinosite, kad ne visam sklypui, o tik tai į tas vietas, kur tikrai reikia. Pratęsiant tą mintį, kad naudokite tai, ką jūs turite savo sklype, tai tas pats galioja ir visokiems dekoratyviniams augalams. Net ir tokie kaip bijūnai, arba katžalės, arba rasakilos. Tai kas, kad jūs radote jas prie kažkokio tai šiltnamio. Žinokit, kad net ir tie seni močiučių augalai yra patikrinti, jie puikiausiai auga jūsų sklype. Tai kam jums pirkti dar? Juk čia yra 15 eurų, čia 5 eurai, čia 5 eurai, o čia gal 35 eurai. O jūs tiesiog galite turėti tai, kas jau auga jūsų sklype ir gerai jaučiasi ten. Parašykite pačioje komentaruose, kokias jūs jaučiate, kad padarėte klaidas, kurdami savo kiemą, kurios jums labai daug kainavo. Ir aišku, palinkėsiu, kad daugiau tokių klaidų nebereikėtų jums pakartoti. Aš esu Lina ir susitiksime čia šitam YouTube kanale arba geltonaskarutis.lt arba kursuose. Iki!